Žinoma, kad tu tai neiksi ir visiems sakysi, kad su tavo lytiniu gyvenimu viskas gerai, kad tavo erekcija tvirta kaip uola. Tačiau nepabijokim pripažinti, mes vyrai dažnai labai gyrėmės. Kodėl? Todėl, kad bijom pripažinti, kad turime problemų. Tavo atveju, konkrečiai tavo atveju, norėčiau pasakyti, kad bent šiuo laikotarpiu pripažink, kad tai jau nėra tas dalykas, kuriuo tu galėtum didžiuotis. Aš daugeliu atveju kalbu apie vyrus nuo 25 ir vyresnius. Suprask, kad nesirūpindamas į savo sveikatą, valgydamas bet ką, tu jau padarai didelę klaidą, kad tavo penis nebūtų toks, koks buvo jaunystėje. Todėl laikas susirūpinti, bent jau šiuo kalėdiniu laikotarpiu, ar ne, pasidovanok savo dovaną savo, pasidovanok savo sveikatą. Tau konsultacija tikrai nieko nekainuos. Parašyk man, pasakysiu, patarsiu, ką daryti, kaip atstatyti savo vyrišką ilgamžiškumą, kad nereikėtų tavo moteriai tampyti tą mažą, nukarusi, niekam šiuo metu nebetinkantį daiktą. Todėl pirmiausiai dovana savo, o paskui pasirūpink savo antrą pusę, žmona, meiluže, vaikais ir visais kitais artimaisiais. Bet pats artimiausias yra ten, tarp kojų.